Sudėjau fiuzinę plėvelę. Beveik pilnai įsitempė. Gal šiek tiek susiraukšlėjo, bet dar dėsiu makarūnus kaip priklauso, tai pabaigs išsitempti kaip priklauso. Na va, dabar žymimės taip. Susidėjau skersinius, taip. Dabar išilgai dar reikia susidėti. Na, stogas irgi padarytas, paruoštas jau. Paruoštas dėti skardą. Sulaukiu skardos ir sudedu viską. Šitas pertvaras irgi pasinaikins. Čia dabar dėl tvirtumo. Dar nežinau, kur dėsiu makarūnus ant šonų, kadangi skarda bus. Kol kas taip viską ir palieku, po to ten viskas susitvirtins ir dar dadėsiu kampukų, kiek ko reikia, kad stovėtų tvirčiau. Taip pat dar reikia pamatą apskasti. Čia iškasu ir tada užleidžiu. Yra speciali plėvelė. Ta plėvelė į žemę įleidžiu ir kad čia kažkur pasibaigtų ties čia. Tai va, reikia viską aplinkui apsikasti, tada nepūdys šitų. Čia viduje išvaikščios patys paukščiai, dar kažkiek gal pats sukastų pratiesinsiu. Po to, kai bus pravaikštyta, tai gaunas, kai jie pravaikšto kaip asfaltas, tai ant viršaus užmėsiu, nežinau, šiaudų, pjūvenų stambių. Tai po to bus irgi matyti, kaip čia dėl vidaus viskas atrodys, kadangi šonai aplinkui užsidengs. Tai bus viskas kaip uždara vidui. Sienos irgi bus šiltinamos. Su puta ar su vata, dar irgi nežinau. Tai va, po biški taip ir atrodo. Na, taip ir atrodys. Čia yra tas kaip ir tuneliukas, kaip minėjau. Čia bus vartai. Šiemet jau nebespės tiltą padaryti. Tikrai labai daug darbų ir be to, tai čia bus tiltas, tiesiai per tiltą perėjus, bus ten namelis. Pusiasalyje. Tai va ir atrodys. Vartai irgi nudažyti, dar neįstatyti, nieko nebespėju. Nu va, uždėjau jau stogą. Vakar labai smarkiai lietus lyja, tai per lietų uždėjau, tai nelabai ir filmavau. Šiandien dar nuo ryto apsikasiau aplinkui. Tada dabar aptversiu nuo žemės iki pirmo pamato, kad nebūtų plyšę. Kėdaisi tokį. Tai dabar visą aplinkui uždedu, užkasu atgal. Na ir po to jau sienas lipdysiu tada. Na va, nuo žemės atitraukiau. Dabar užverčiu žemėm. Ir tam kartai bus turbūt viskas.
kasta aplinkui. Dabar reikia užtekti. Bandysiu aplink sienos dar šitą izoliacinį aptelti. Dabar kiek spėjau, tiek uždėjau plėvę. Tai jeigu vėjas dabar neišdraskys, tai bus gerai, nes dabar šiandien jau darbus baigiu. Reikia jau išlėkti, dabar kitą savaitę. Čia preliminariai uždėjau. Gal neišplėš, nežinau, nes vėjai dabar šiuo metu labai didelį smarkus. Tai irgi dar čia šitas taip eina, šitas taip eina, tai dar nežinau, kaip pasirinks, kaip daryti. Biškį vaizdelis aiškėja, kaip čia atrodys. Čia, aišku, dar langas išsipils. Bus kaip čia, o šonai bus tokie. Na ir taip, dabar sudėjau dar vakarį už sienos, tai labai nefilmavau, nes lietus lyja, tai irgi greitai susidėjom, apkasėm aplinkui irgi lygiai taip pat. Tada sumetam čia sienos, tai visas pabaigtas. Tai garažiukas jau kaip ir pabaigtas beveik, dar visur kampai dėsis, dar čia pagal stogą tvarkysiu šiek tiek. Ir čia vartai. Čia vartai beveik per visą dydį bus. Tiesiog dabar, kadangi buvo labai didelis vėjas, tai uždengėm šios šonus, didelį palikom. Tai va dar vartus reikės suvyrinti. Na, garažo duris. Čia va taip atrodo iš vidaus. Ten pliušiukas yra, bet tas pliušiukas po to užsitaisys, kad lietvamzdis bus, bet ir šiaip gali būti gan kiauras, čia lietus nelyja, tiesiog matosi taip tiesiai gilin. Tegul vėdinasi garažas. Tai va, taip kažkaip durys pasibaigs. Durys bus iki šitos vietos, iki čia. Čia eis per visą uždengtą. Na, taip ir atrodo. Toks garažiukas. O starčiukai jau tokie. Prisivalgęs pilnas kaklas. Dičkiai. Jau labai didelį. Tai dar 3 savaitės. O jau tokio dydžio.
dabar vidinį įsidėjo. Po to dar išorinį padarysiu. Kadangi, kaip minėjau, bus dvigubi langai. Visą sujungimą irgi bus matyti, kaip atrodys. Vaizdas dabar toks. Dar įsidės išorinis langas. Dabar čia tik tai vidinis. Toks bus tvartelis. Tai per visą. Tai dabar šitą pusę pabaigiau. Dabar reiksiu šitą pusę daryti. Jau beveik sutemoviau. Pasilieku rytoj. Įkariam ir dabar lentutėm. Mes patiaukim savo naują namą. Na va, priekis padarytas, šonas padarytas, galas irgi. Dabar dar dėsis kampukai, čia va per visą kampus uždėti iš visų pusių. Padaryti tiek priekyje, tiek gale palangės, čia ne čia vanduo bėgtų, kad užeitų čia. Čia iš viršaus stogelis, tada dar antrą langą įdėsiu, komponuosiu. Dabar čia gaunas tik vidinis langas, tai dar dėsis antras langas, kuris bus čia kažkur. Ir tai iš visų šonų jau pabaigta. Tai kaip ir nepasakau, kampai. Kampus sudėti, palangės irgi čia padaryti aplinkui. Ir tada viduje viską daryti. Viduje apšiltinimas turės eiti. Eis apšiltinimas visų sienų. Ir tada apšiltinimo vata, kuris įsikiš šitą tarpą, kuris yra čia 10 cm visur. Įsidės vata, tada išorės užkalys USB plokštė ar kažką tokio. Čia irgi viskas nusijims, čia dar palikau, kad ir kiek vaikščiojimo dar būtų. Išorės jau pilnai susisukę, jau viskas laikosi, viskas tvarku, bet vis tiek šlapia yra, kad jis pamatas dar kol susivaišės pilnai, kol susės, tai va atrodo iš vidaus. Ogi stručiai jau tokie. Ryčkiai stepėsi. Tuojam padarysim daugiau vietos. Tai pradėsiu
Tada pilti žvyrą čia. Užpildau, išlyginu ir jau eisiu naują vietą stručiai. Na ir dabar išlyginti. Na va, jau beveik. Bet dar reikia vis tiek daugiau link šonų įsimesti. Čia nuolydį padaryti. Būtų maždaug kaip ten kitoj pusėje. Tai jau dar vežam. Na ir viskas. Turbūt tam kartui tiek. Kaip ir užpildžiau. Išsivaikščias, kažkiek susės. Tai vėl reikės, bet šiuo momentu kaip ir pakankamas. Lygis dar biškį daugiau pridėjau. Maždaug žemė išsilygina tarp šitų dviejų narvelių. Gal dabar kažkiek drėgnas, tai nenori leisti naktį, kad nemiegot ant drėgnos žemės. Tai šiek tiek vėjas prapus, išdžius. Ir tada jau galėsiu perleisti šitos gražuolius į čia, į šitą pusę. Galės vaikščioti aplink kalną. O čia jau ruošti didiesiam. Nieko nebenufilmavau, tada jau tamsu buvo. Kažkokias tokias duris padariau tam kartui. Tada visą vidų jau išsimatavau. Užsidėjau visas plokštės. Dar ne visur pabaigiau. Matuotis dar tik užsidedu taip. Uždėjau. Dabar dėsiu apšiltinimo vatą. Jau pasiruošęs tiek čia, tiek dar nusipirkau. Tai sudedu vatą. Tada visas plokštės atgal. Nu ir tada jau tvarkyti visus kampukus. Čia, va, tarkim, trūksta, tai dar čia pasidaryti, užsidėti, tada palangės gražiai pasidaryti, įtvirtinti langus. Visas pertvaras stogui pasidaryti, nes dabar čia tik taip prisukau, sakau, grynai matavimam. Tai va, visas pertvaras pasidaryti, sudėti viską, susukti. Ir va, tai va, vis namelis.
Na, va, viena siena kaip ir pabaigta. Čia dar dėsiu sulindimus, dėsiu iš išorės, kad nebūtų tų tarpelių. Taip pat plintusus dėsiu čia viršuje. Čia ant stogo. Dar po to čia po to. Dabar kol kas viskas apšiltinta. Apšiltintos sienos, tai dar dasibaigti visas kitas. Po to jau apkalinėsiu pilnai. Šoninės sienos pabaigtas. Stogas pabaigtas. Dabar šitą priekinę sieną dar apšiltinti. Tada jau bus galima aplink langus normaliai apkalti. Ir va, nu tai šiandien bandau visą priekį pasidaryti. Viskas priekis sudėtas. Vata. Tai dabar dar tokius kaip plintusiukus į kampus sudedu visus. Tai pagal stogą, į kampus. Tai jau taip kažkaip. Na, uždėjau čia ir viršui, plintusiuką čia iš šono. Ir čia viršui. Ir gale. Viršutinį pasidariau, tada apatinį ir dabar šoninį. Tada jau pasimatys vaizdas, pats rėmelis lango. Toks yra apvadas aplink langą. Tamsi tik kiek matosi, tiek matosi jau. Atrodo šviesu, bet kieme dar šiek tiek, bet čia viduje jau gan tamsu, jeigu ne mano lampa, tai potamsiai. Na tai gal naktį dirbau, plintusus beveik visus sudėjau. Dar iš medienos karlyko tai blogą sudėjau čia laktas šiokias tokias tam kartai. Aplink langus dar irgi ne visus pabaigiau. Nebeturiu tiek medienos geros. Čia šitoj pusėj plintusai nedadėti, čia langas irgi darytas. Trūksta čia dar šitam šone padaryti. Šitas jau gražiai padarytas. Tam kartui tiek.